Mes pažiūrėsime į tokią situaciją, kai žmogus profesionalas savo srities darbo vietoje pradeda elgtis neadekvačiai arba neprofesionaliai. Audriau, tu esi kirpėjas. Labą dieną. Sveiki. Kaip norėsit, sakykit, ar kažkaip taip pamodeliuoti išskirtinai, dažysit gal, ne? Norėsit plaukus po nukrypimu? Ne, aš nemėsiu plauti, tiesiog klasikiniai profiliruokite gerai, kad būtų truputėlį... Suvalgo nukirptus kliento plaukus. Truputėlį taip ant šono. A jūs pradėjote nefiliravimo jau? Taip. Stenkitės rinkti plaukus tie, kurie krenta. Kaip? Tiesiog. Ir ką daryti man su plaukais? Laikykit. Ką jūs darot? Miega. Jūs miegat? Atsiprašau, ką visą tai reiškia? Aš atėjau čia... Nesąmonė. Ką tai reiškia? Aš atėjau čia... Valandų laiko skaitau tą patį žurnalą. Aš jau 15 minučių sėdžiu. Mes negalim skubėti, reikia visą tai ramiai. Atsiprašau, man yra tikrai nesvarbu jūsų familiarumam, jeigu jūs neįsimėgėsite, tai yra čia viena problema. Žmonai, viskas gerai, tiesiog aš galvoju, kaip reikia modeliuoti. Ir nereikia įsižeidėti, jeigu šiaip kažkokie žurnalų skaitytojai. Aš noriu paklausti, prašau žurnalų skaitytojai. Aš esu profesionalas, aš galvojau ir nebar šoka viliotinį ir tiesiog. Pas mus ypatingai priimami klientai, supraskite? Baikit mane graminėti! Baikit jūs irgi kažkaip tai įsidirbinėti, gerai? Aš suprantu, kad jūs... Ar jūs nematot, kad su specialia programa priimami žmonės? Kad... Ne, žiūrėkit, dabar nebedarykim cirkų, nebedarykim. Aš tiesiog esu profesionalas savo srities ir truputį užimu klientus. Neturi žirklių, kur? Tai gal pradėkit jau dirbti, kiek klausimų. Jūs mane išmušat iš rikiuotės. Duokit. Ką duoti? Tai turit žirklę savo. Tai ką jūs turite iš žirklių visai? Taigi baut, vieninė kišenėje laikote. Tai aš ir... Nebeužkalbėkit man dantuošius, paprašysiu, gerai? Irgi. Su tais... Aš pasakysiu, kada mes čia vieną nukerpam, kada kviečiam kitą. Tai ką tą grafiką sudarinėti tada reikia, aš atsiprašau. Gerai. Aš sakot, ateit 10, o 12 dar ne... Žiūrėkit, jūs dar kažką norėsit daryti ar ne? Tiesiog pakirpkite man galiukus. Gadina orą. Kas čia dabar? Atleiskite, ką? Jūs čia? Jūs ką jūs darot? Nieko. Nu vyrai. Kuris? Nu gerai. Įsiaiškink, kuris? Kaip dabar išsiaiškint? O kaip dabar? Atsiprašau, ką visą tai reiškia? Žiūrėkit, nebekelkim kažkokios panikos, pirmas dalykas. Man irgi reikia uždirbti ir aš išlaikau šeimą ir... Galima tiesiog pakirpti... Išskutiniai inicialus. Galim kirpti? Žiūrėkite veidrodėlį, per veidrodėlį matysit va. Kas čia FF? Kas čia FF? FF. Fashion Fabric. Mūsų logotipas, mūsų kompanijos logotipas, vyrai. Baikit, kas? Va, veidrodį žiūrėkit, FF. Gerai, aš... Fashion Fabric. Aš netik... Gal ir nieko. Prašau, tiesiog mane dabar nuskuskite plikai ir viskas, pirmų numerį. Valgo darbo metu, palaukit, reikia pastiprinti. Vaišinkitės? Ne, ačiū, Su nenoriu. agurkėliais raugintais. Vėl pradėsite bezdėti. Čia jau darosi familiarus bendravimas, aš jums pasakysiu. Žmona padarė. Žinot, mano tokia gyvenimo filosofija.
Paspiešiš, lydė nesmišiš. Nereikia skubėti, kaip sako, neskubėk ir būsi pirmas. Teisingai. Не понимаю по-русски. Kągi tikrai dirbkim, įkerpa jausi. Только когда он пошел, глядь! Prašau, užsidėkit, atsiprašau, sėskit, palaukit. Sėskit, Aš kaip policija, aš nebeturiu laiko. Tikrai atsiprašau, labai atsiprašau. Policija! Kramto nagus, labai atsiprašau. Policija! Tai, prašau, atvažiuokite. Taigi ir pykla, čia dirba maniakas. Ne, ponai, neįsižeiskit. Spaudo spogus klientų. Ką jis dabar daro? Jis dabar nedaro. Jisai mane kirpaus ir jis spaugus žmonėms spaugus dabar. Policija, prašau, čia pažiūrėkite. Taip, koks adresas? Koks adresas? Tyčiais išleido, eik iš Likštynė tu. Pažiūrėk, kaip tu atrodai, ką tu čia kvieti. Ką tu nori, kad išjuoktų tada, ką? Ką tu čia atėjai ir keli man balsą? Ką? Nu ką? O kas čia du per tokį? Sėdi kaip pudeliukai, kas pudeliukai? Kas? Pagausim gerai. Pagausim. Skampelis, gerai, atsargiai. Gerai, ką? Kaip jūs Jisai žinai, kas yra? Atėjai į fashion fabriką, ne? Eikit už 10 litrų nusikirpti, gerai? Čia kainuoja. Klausyk tu! Čiastai nusiraminkit, gerai, Kas? Tuoj tu gausi! Smurtolių, karavai!